atvykome į naują kempingą. Neatsimenu aš pavadinimų, dadėsiu jums, kaip jis vadinasi, bet jis ženkliai pilnesnis negu prieš tai. Aišku, šitas yra ir mažesnis. Padarysim vėliau apžvalgą, o dabar pravažiuosim, nes kažkaip norėčiau aš pakeisti vietą į kažką kito, negu kad buvo online užsakyta. Online pasirinkimo nėra. Čia tiesiog atvažiuoji, pasivaikštai ir pamatai. Tada eini į registratūrą ir klausi, gal yra kur pasikeisti. Čia žiūrėkit tuo pačiu, kokios vietos, kaip įrengtos, kokie įrengimai su grindiniu, su visais padėjimais įsirengę žmonės. Čiut ne su sandėliukais, su viskuo. Aišku, vat yra ir kuklesnių vietų. Va, jam čia jūra šalia, viskas, va, kokios priekabos, kokio dydžio. Naujos atvarytos priekabos ir matau, kad čia lenkai jas atsivarė. Čia va lenkai. Čiut ne va, privatus staliukas, jų lenkai valdo. Dailės sakau, čia netgi cikados čirškia, ko prieš tai buvusiame kempinge negirdėjom. Turim vat ir namelių čia su savo baseiniukais. Daugiau mažiau panašu ir į tenais, kur buvom prieš tai. Kad labiau užimta gal čia. Net nežinau, kur mes čia dabar randamės. Tiesą pasakius. Gavom lapuką su skaičiukais. Su laisvom vietom, ten kur norėjom, kur buvom nusižiūrėję, tai kaip ir nėra, bet dabar žiūrėsim gretimas, ką ten galima įsirinkti. Iš tikrųjų, skirtumas yra nuo 30 iki 50 eurų už naktį. Tai šistas jau šistas. Sako, už 5 dienikės jau gali atiduoti apie porą šimtų eurų. Turėk, neturėk. Už porą šimtų gali dar būt porą dienų atostogose. Bet jeigu esi atvažiavęs, nori matyti gerą vaizdą, o ne tik krūmus ir per kampą jūrą, tai reikia ją matyti. Išvažiavom iš kempingo pasivažinėti už teritorijos, pažiūrėti, kas vyksta. Kempingo teritorijos pradžia, ko gero, čia skaitosi, nors ją įvažiuoja taip visiškai nejausdamas. Nes eina viešas paplūdimys. Restoranai su gražiais vaizdais. Galim su dviračiais įvažiuoti priešais. Yra baseinų zona, tai ją reikia važiuoti. Čia irgi palapinės. Vakare su žaidimo automatais. Vaikų žaidimo aikštelės. Veiklos yra tikrai.
Parduotuvė va buvo. Minigolfas po 10. Ten buvom toli dešiniai, buvom nuvažiavę į aną galą ir va čia grįžom. Mes atstojom paveisiukį tokią. Mūsų fėjukas laukia. Važiuojam iki baseino. Jo jau priekį. Mes kartu. Kaip čia mumis, mes po pietų, kad pavalgėm tokią sunką, kaip čia yra, aš nelabai suprantu. Nu, rėdėjom greičiau tikrai. Per greičiau buvo. Jie irgi ne ką geriau rėda. Jie irgi rėda lėtai. Lemba jaučiu, kad nugarytė padegė. Nu, žodžiu, važiuojam į baseinus. Susitiksim baseinuose. Kur čia? Va. Varom į baseiniukus. Ir varom. Va. 3,5 metro gylio. Varysim. Šoksim. Tai varom, dabar aš varysiu. Gerai. Rapalo eilė. Let's go. Dar kartą. Dabar kitas bus mano mūdas. Ir varom ir vėl. Laukiam biškį. Kaip fainiai. Šiaip gilus vanduo. Gylis nemažas. Reikia akimis paskui varom. Wait. Varysim į dugną. Filmuoja? Ok, varom. Pats dugnas buvo. Šitas iš tikrųjų akvaparkas, nepavadinsi jo akvaparko, bet vandens zona yra geresnė už prieš tai buvusią zoną, kur buvom kempinge. Štai įdomesnė tokia, nors ir nėra kalnelių, bet jinai tokia iš tikrųjų padaryta moderni. Baseinai labai tokie kampai, visi nuglūdinti tokie,
Ten buvo biškai ir aštresnių, nelabai tokių. Čia tikrai yra ką veikti. Nereikia jokių kalnelių, mano nuomonė. Nes mūsiškiam kalneliai prieš tai buvusiam kempinge buvo reikalingi pirmą dieną ir viskas. Didelių vaikų zona. Diena į pabaigą. Šiandien penktadienis. Ieškosim picų, nes šiandien yra picadienis. Čia palieki išeidam, matai, atvažiavę savo karietas. Sėdi ir važiuoji atgal. Ten gali pasidaryti masažą, daro tailandietės. Visą dieną, matau, dirba pilnu tempu jos ten, arba 2, arba 1 pasiguldžiusios. Mes vaikai su mama važiuojam, einam pro čia per barą, o jūs važiuojate aplinkui, gerai? Mes pareisim. Dviračiais negalime čia pravažiuoti, yra zona, vat, netoli baseinų. Vakare čia vyksta renginiai, scena. Toks vaizdas. Mūsų namai, ieško kur mūsų namai. O mūsų namai turėtų būti kažkur tai čia. Mes vakar čia ėjom maudytis. O čia mes kažkur čia gyvenam, pavėsiukį žodžiu. Tai vakar girdėjom, labai čia veiksmas vyko, šokiai pokiai estrada, tai galvojam, kad šį vakar reikia atvaryti ir mums čia biškį pajudėti. Yra pizzerija. Gali valgyti vietą arba įsinešimui. Picos po 12 su centais. Labai įdomu, kokio dydžio čia jas daro. Kai staigiai, ne? O, kad nepravažiuotų kita mašina. Judam į miestelį. Vakaras. Gražus. Važiuojam pasižiūrėti. Gerų minučių ir mes miestelį, iš tikrųjų, tai man to labiausiai ir trūksta, kai čia vat atvažiuoji, kažkur tai prasiblaškymo, pasižiūrėjimo, žmonės, miestelis kažkoks didesnis, mažesnis, nu, kempinguose tas gulėjimas, valgymas, sėdėjimas ir žiūrėjimas ten kažkur į tolį, ne man, nei man ta Turkija patinka,
nei va tokie pagulėjimai apie nieko neveikimą. Tai va, tau čia kai atvažiuoja, tai dabar, širdis atsigauna. Liuks. Kebra išėjo ledų, ledai atėjo. Su tokiu vaizdu. Kažkoks projektas Kroatijos žvaigždė. Taip, šiek tiek pažiūrėjom. Tai lyg ir neblogai padainavo kai kurie ten. Einam dabar toliau patyrinėti senamiestį, pasižiūrėti. Kol visiškai nesutemo. Patogu su dviračiais atvažiuoti, bet nelabai patogu su jais po miestą manevruoti. Roviniai gyvenimas verda. Nu taip, čia matai va. Gyvenimas geras. Manifestuok, manifestavęs jaučiu nelabai pavyks. Lady Kathleen London. Mary Jean. Rapolas. Kosmetinė parduotuvė. Dovilė su Rapolo googlino. Čia GPT pasitelkė, tai šitas reikalas, kaip sakoma, jį čia pavadinkime reikalu, jis tarp 40-60 milijonų. Čia su sporto sale, su džekuziais. Kiek čia denių? 1, 2, 3 deniai. Rimti reikalai. Tiek žuvyčių.
viešbučių po jachtom. Vien žvykas. Čia va kokia didelė žvygų vogalas greitosios. Nu tai kiek ten myli? Žiūrėjau, čia šviesa keičiasi čia. Čia kaip.